Šį klausimą pristato Krekenavos, kai norisi mėsos. Produktų linija. Tai išskirtinė produkcija, kurioje mėsos procentas nepaprastai didelis. Ir dėmesio, man tas žino šitą taisyklę, Audriui tai naujiena. Jeigu atsakysite teisingai... Abidvi. Abidvi. Liuks, o bulvių patys išsivirsim. Taip. O jeigu ne... ir bulvės. Tai... Jie valgys pagaliau. Gerai. Labai noriu laimėti. Pasiruošę klausimą. Ar jau burno renkasi? O gal galima paragautas mėsytas, kad žinotumėm, dėl ko žaidžiam. Kai tik tai laimėsi. Gerbiamas vedėjau, nes tikrai ar verta mums? Nu, žinot, suprantat. Dėmesio klausimas, verta. Aš krienų kaip tik pasiėmiau. Kurio produkto pavadinimas yra kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia visų rūšių sūdytą mėsą? A. Skilandžio. B. Saliamio. C. Servelato. Man seilės kaupės. Bėgam. Gerai, skilandis, čia nėra lietuviškas žodis. Skilandis. Taip, į skylę lindo. Toks, kai lenda į skylę, tai ir tada yra skilandis. Nu tas Mikais, tai skilandis visiškai. Nu, ir kaip, pavyzdžiui, grįžta vyras pas žmoną, sako, nu nebūk skilandis. Išleidžiu į komandiruotę, jeigu nebus skilandis. Taip. Žiūrėkit be skilandžių. Jo. Čia skilandžių man nebūtų. Grįši, sužinosiu, kad esi skilandis, tai žinok viskas, padarysiu iš tavęs servelatą. Va. Ir bus tavo saliamiui tada. Nupjausi saliam. Taip. Gerai, latinų kalba, ne? Latinų Gerai, visi gerai žinom. Skilandį aš truputėlį pagelbėsiu. Taip, skilandis yra netgi tam pavelde, yra lietuvių kulinarijos pavelde, bet ne žodis, o pats patikalas. Taip. Bet mes manom, kad ir žodis. Žodis jau ne iš latinų kalbos, ne? Skilandis? Ar gali, kaip latiniškai būtų skilandis? Nėra skilandis Ž raidė, latinų kalbų nėra Ž raidės. Vulgarus. Mąstykim logiškai. Aš žinau, kaip sakyti, jeigu nežinai, tai pasikliauni kažkokia tokia gyvenimiška logika. Latinų kalboj aš nežinau Ž raidės, tai tikrai netinka. Iškart tiesiai. Tu dabar elgėsi kaip tikras skilandis. Tai reiškia visų rūšių sūdytą mėsą. O gal prie... Kas yra servelatas? Kaip atrodo servelatas? Nu, ant servetėlės būna taip, deda servetėlę ir servetėn tada ant servetėlės gali kažkokią šaltieną padėti. Nežinau, kai aš iš tikrųjų dabar pradėjau galvoti... Paserviruoja. Man taip, žinau, kad aš dabar sutrikęs. Akise stovi, žinau, kaip jinai atrodė. Bet papasakok. Čia turim servelatą arba skilandžio. Žinau. Arba saliamio. Parodyk. Kažkas panašaus į tai, bet čia yra... Galim pažiūrėti. Servilatas turėtų būti kažkoks gal toksai, kai ten... Ne, čia vytinta. Gerai, kas žinom, saliamis tikrai iš Italijos atėjo, ne? Saliami dešra. Taip. Jie dedant picų visokių. O sole mio. Skilandis labai kažkaip lietuviškai. O servelatas irgi servelato, aš įsivaizduoju, ne? Kaip gelato. Kaip yra gelato ir servelato. Kaip halato, toksai, žinai. Halato, ar jūs halato ar servelato? 5. 4. Gerai, tai aš manau tarp saliamio ir servelato, ką įmam? Mėtais ar ne? 2. Saliamio ir servelato. 1. Finita. Ką? Ai, mes publiką turim. Žinot? Publiką turit, bet... Neturim, ne? Bet nėra žvalės žmonės skilandžio. Pasitaupysim dar tą pagalbą. Visų rūšių sūdyta mėsa, 4 žodžiai. Kuris servelato. Servelato, C. O saliamis. Nu, servelato įmam. Įmam servelato, ką? Sakai? Fū, labai širdis pradėjo plakti. Ir... Sakyk. Man tai 3, 2, 1. Servelato. Servelato. Ir dar kartelį sakau, jeigu tai yra C, tai por favor. Bet tai jau įlink mūsų. Jeigu no, tai perdone. Ir pasiruošę? Nes ne apie italų kalbą čia klausėme, apie lotynų. Ir... Dėmesio, štai Krekenavos, kai norisi mėsos, produktų linija, kurioje yra didžiausias procentas mėsos, šitie 2 krepšiai keliauja. Dėmesio teisingas atsakymas. Skilandis, saliamis, servelatas. Vos išgirdę šiuos žodžius, išsyk mintimis nusikeliame į mėsos skyrių, kur bandome apsispręsti, kurį mėsos gaminį čiupti, o gal griebti visus iškart. Na, o jeigu pasinertumėme į istoriją, sužinotumėme, jog vieno iš šių produktų, saliamio pavadinimas, yra kilęs iš lotynų kalbos. Lotyniškai salumen reiškia visų rūšių sūdytą mėsą. O 1581 kulinarijos knygoje pirmą kartą
vietą aptinkamas žodis salame, nepasiekė, juo nes vadinta gerai. kiaulienos Nu, bet čia- dešra. bet čia Masinė logiška. saliamio Čia gamyba logiškesnis prasidėjo šitas viduramžių saliamio. Italijoje. Kiaulienos faršas buvo maišomas su vynu ir prieskoniais, dešros brandintos vyno rūsiuose ir parūkamos. Neteisingas atsakymas. Sveikinam. Ir Sveikinam šventė Mikaičio namuose. Nieko būna, nepasisekė ir O dabar geriausiai. pasižiūrėsim, kiek esate žmogus egoistas ir skubydla. Maksimaliai visiškai. Dėk. Krauk čia. Žemyn. Palaikom komandos kapitoną, palaikom. Nebūkit skilandžiai. Duokit Prašom. žmonėm. Mes labai paprastai pasižiūrėjom humaniškai, matom, kad jau neprivalgė jie. Galvojam, bent jau tos mėsytės. Humaniškai. Mėsytės bent jau. va, jie kažkaip Mūsiškiam pavalgė. bus pinigai gerai, ne? Aišku, ne? Gerai.